Mūsų pažintis su vikingais nesibaigė apsilankimu jų atgimusioje gyvenvietėje. Osle, turinčiame 480 000 gyventojų, veikia daugiau kaip 50 muziejų. Tarp jų vienas žymiausių ir labiausiai lankomų – tai vikingų laivų muziejus. Iš miesto centro jį reikia plaukti nedideliu keltu per Frognerkilen įlanką. Tai labai simpatiškas keltukas, dirbantis kaip laikrodis. O dabar atidžiau pažiūrėkite į šį laivą. Tai drakaras. Vikingai, kuriuos gyvenimas privertė leistis į tolimus žygius, sukūrė naują aštriakylį jūrinį laivą. Keletas jų eksponuojami vieninteliame pasaulyje vikingų laivų muziejuje Osle. Pats žymiausias tarp jų štai šis, vadinamasis Gokstado laivas, kurį archeologai atkasė šio amžiaus pradžioje pietų Norvegijoje. Tik pažiūrėkit, koks lengvas, elegantiškas jo korpusas, aštrus aukštin šaunantis forštevenis. Šio laivo ilgis beveik 24 metrai, o plotis 5 metrai 25 centimetrai. Tokiam laivui išplaukiant žvalgytis naujų vietų apsigyvenimui, jo denyje tilpdavo ne tik jūreiviai, bet ir jų šeimos, vergai, naminiai gyvuliai, įvairūs namų rakandai. Su tokiais laivais prieš 1000 metų drąstieji vikingai keliavo per Atlanto vandenyną ir pirmieji kėlė koją į naują žemyną, vėliau pavadintą Ameriką. Atrandant Amerikos krantus labiausiai pasižymėjo Leifas Eriksonas, pramintas laiminguoju. Sagos teigia, jog jis šio kelionė vyko 995–996 metais. Kaip dabar spėjama, vikingų būta kažkur Labradoro pietiniame gale. Kad ir kaip būtų keista, žmonės ištisus šimtmečius nieko nežinojo apie vikingų atradimus. Naujojo pasaulio atradėjų oficialiai laikomas Genujos jūreivis Kristupas Kolumbas ir tik 1964 metais prezidentui Lyndonui Johnsonui pasiūlius Jungtinių Amerikos valstijų kongresas paskelbė naują šventę – Leifo Eriksono dieną, kuri dabar kasmet pažymima spalio 9-ąją. Vikingų žygiai ir kelionės apėmė labai didelius plotus. Jų laivai vagojo visas Europos jūras nuo Baltosios iki Viduržemio. Istorijoje vikingai daugiau žinomi kaip plėšikai ir užkariautojai, terorizavę Europos pakrantės. Norvegų mokslininkai mano, kad teisingumo dėlei reikėtų priminti, jog jie buvę ir neblogi pirkliai bei gabūs administratoriai. Anglijoje jie įkūrė Dublino miestą, o Prancūzijoje Normandijos koloniją, vikingų kilmės kunigaikščių būta ir Kijeve. Vikingų muziejuje eksponuojama nemažai įvairiausių tos epochos daiktų, kurie rodo karingusius normanus turėjusius ir kūrybinių ambicijų. Štai, kad ir šios paslaptingosios vežėčios. Nelabai panašu, kad jos būtų turėjusios didesnę praktinę reikšmę. Tačiau kokie čia nuostabūs raižiniai, tai padaryti galėjo tik talentingas meistras. Šie keisti prietaisai rodo, kad vikingų navigacinė patirtis buvo, be abejo, daug didesnė, negu mes šiandien žinome apie ją. Daugumos tyrinėtojų nuomonė,
Vikingai mokėjo nustatyti geografinę platumą, debesuotų metu naudojusi magnetiniu akmeniu kompaso pirmtaku. Apie vikingus ir jų žygius visi esame daug girdėję, tačiau tik čia galima įsitikinti, kad vikingų pasiekimų laivyboje to meto Europoje niekas nepranoko. Šį reportažą iš vikingų krašto baigėme neseniai atnaujintame Oslo kvartale, kurio moderniški pastatai tarsi simbolizuoja energingų vikingų palikuonių veiklą. Tauta, išėjusi jūros mokyklą, tampa daug atsparesnė, energingesnė. Jos charakteris yra daug dinamiškesnis. Gal čia šuo pakastas, kad Norvegija turi mažiau problemų už kitas Europos valstybes.